Taip, tai sveiki visi ir šiandien aš trumpai papasakosiu apie herojaus kelionę iš savo perspektyvos ir atsakysiu į 4 klausimus. Tai pirmas būtų, kaip ir kodėl aš nusprendžiau čia prisijungti. Tai aš nusprendžiau čia prisijungti, nes tiesiog norėjau kažką pasiekti, norėjau mūsų gyvenimu kažką nuveikti, norėjau daug uždirbti, norėjau būti geras kovotojas, norėjau daug įvairiausių dalykų. Ir tiesiog supratau, kad viduje aš esu išsitaškęs, kad mano protas yra tokioj būsenai, kokioj jis yra, kad mano protas kontroliuoja mane, kad aš nuo proto niekur negaliu pabėgti, kad aš esu uždarytas vienoje vietoje ir man tiesiog sunku kažką kurti, sunku kažką pasiekti, nes kai tu esi viduje išsitaškęs, tai automatiškai išorė atsispindi tai, kas yra viduje. Ir supratau, kad aš niekur nenueisiu, kad man reikia, kad man būtina keisti vidų, ar ne? Reikia kažko, kas man padėtų pakeisti savo vidų, nes kitaip nieko nebus. Taip radau šitą programą ir ją prisijungiau. Kodėl vis dar aš esu čia? Tai aš esu čia, nes aš gaunu įrankius, kaip aš galiu mokyti save pažinti. Aš gaunu įrankius, kurie man padeda save pažinti, jie man padeda išmokti save reguliuoti, galbūt kažkaip nukreipti protą, viską pažiūrėti iš kitos perspektyvos gal biškį ir tiesiog mokytis pažinti save, iš tikrųjų, kas aš esu. Taip, tai turbūt dėl to. Kokią didžiausią naudą aš jaučiu? Tai didžiausią naudą aš jaučiu tame, kad yra visa programa, tai kad tu dirbi pats, bet yra ir bendruomenė. Tai tu bendruomeniai vieną kartą per mėnesį susijungęs gali pasidalinti, kas tau atsitiko, kas tau gavosi, kas tavo gyvenime vyksta, gali gauti guidance, feedbacko ir tiesiog pasidaryti namų darbus prieš ateiti, gauti kažko papildomai ir tą vėl eiti pritaikyti ir tobulinti save, ar ne? Dar kas yra labai faina apie bendruomenę, kad yra bendraminčiai, kurie irgi yra kažkokiam tai nors taške, ar ne? Ir irgi pradedam nuo to taško ir visi keliauja, visi keliauja ir tiesiog faina, kai yra panašiai mąstančių žmonių, ar ne? Ir kas mano realybėj pasikeitė? Tai mano realybėj pasikeitė viskas po truputį. Tai yra, kaip aš pradėjau dirbti su savo vidum, tai mano šiek tiek ir protas pasikeitė, ir vidus pasikeitė, ir sprendimai pasikeitė, ar ne? Ir draugai pasikeitė. Tiesiog realybėje, kaip čia pasakyti, kad visur pasikeitė, yra pokyčių, ar ne? Kai tu išdirbi viduje dalykus, tai automatiškai visose srityse gyvenime kažkas ir pasikeičia. Tai tų pokyčių tikrai yra nemažai, galėčiau vardinti ir vardinti, dėl to esu patenkintas ir džiaugiuosi. Tai va.